jungiamės prie turinio valdymo aplinkos. Einame į Content menu Article Manager. Čia yra kuriami straipsniai. Sukursime naują straipsnį. Pavadinimu, tarkim, pradinis puslapis. Ir pasirenkam kategoriją. Be jokios kategorijos, tai reikalingas formaliai pasirinkimas toks. Apie kategorijas bus sekančios pamokos. Užrašom kažkokį tekstą. Turinio valdymo sistemos straipsnio redaktorius gali būti sudėtingesnis, paprastesnis. Čia yra vienas iš paprasčiausių, galima įdiegti sudėtingesnį. Sukūrėm paprastą straipsnį, galim šiek tiek apipavidalinti, pastorinti. Jie nėra šitie redaktoriai labai tobuli, ypatingai būna problemos, jeigu tiesiai iš vardo įkeldinėm dokumentus. Ir išsaugom. Matome straipsnį, kuris yra published aktyvus. Galima straipsnį įjungti, išjungti. Jis nėra pradiniam puslapyje, padarome, kad būtų pradiniam puslapyje. Jeigu daugiau straipsnių, galima nurodyti rikiavimo tvarką ir čia išsaugoti. Priėjimas prie straipsnio public visiems, registruotiems vartotojams, special specialiems registruotiems vartotojams, atstatom public. Ir nėra nei jokiai nepriklauso nei sekcijai, nei kategorijai, tai yra grupė ir mažesnė grupė straipsnių. Kas išleido straipsnį, parašė, kada parašytas, kiek paspaudimų, koks jo numeris, unikalus numeris. Sukūrę taip straipsnį, einame ir pasižiūrime, kaip tai atrodo svetainėje. Ar atsirado to straipsnio turinys pradiniame puslapyje. Štai yra straipsnio turinys. Taip pat dedama papildoma informacija, kas parašė, kada parašė. Ta papildoma informacija galime išjungti per straipsnio savybės.